Gerbėmieji iškilmingo minėjimo dalyviai. Šiandieną minime Lietuvos laisvės gynimo dieną, kai prieš 23 metus beginkliai žmonės savo nenugalimų ryžtų, dvasinę stiprybę apgynė mūsų valstybės laisvę. Skelbiu iškilmingo laisvės gynėjų dienos minėjimo ir laisvės premijos įteikimo ceremonijos pradžią. Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Gerbėmieji, į Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingą laisvės gynėjų dienos minėjimą ir 2013 metų laisvės premijos įteikimo ceremoniją atvyko Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius su žmona. Prezidentas Valdas Adamkus. Prezidentas Europos parlamento narys Rolandas Paksas su žmona. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, Aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas, Europos parlamento narys Vytautas Landsbergis su žmona. Kovotojas už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises 2013 metų laisvės premijos laureatas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Lietuvos Respublikos vyriausybės nariai, žuvusiųjų artimieji, nukentėjusieji sausio 13-ąją laisvės gynėjai, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai, Aukščiausios tarybos deputatai, atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos pirmosios vyriausybės nariai, buvę Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkai, Europos parlamento nariai, Konstitucinio teismo pirmininkas ir teisėjai, Aukščiausio apeliacinio teismo, Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkai, užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvoje vadovai, kovotojai už laisvę,
Lietuvos bažnyčių hierarchai ir atstovai, tautinių bendrijų atstovai, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės tarybos nariai, Lietuvos sąjūdžio tarybos nariai, miestų ir rajonų savivaldybių merai, Seimui atskaitingų valstybės institucijų vadovai, Lietuvos universitetų ir akademijų rektoriai, jaunimas, kiti didžiai gerbiami svečiai. Minėjime dalyvauja svečiai Lenkijos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas Eugenijus Gžeščenkas ir jo vadovaujama delegacija. Minėjimui toliau pirmininkaus Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas. Gerbėmieji, kviečiu tarti žodį Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę. Brangus sausio 13 žuvusių laisvės gynėjų artimieji, Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, ministrė pirmininkė Algirdai Butkevičiau, prezidentė Valdai Adamkau, prezidentė Rolandai Paksai, Aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkė Vytautai Landsbergi, buvę kiti Seimo pirmininkai, buvę Lietuvos Respublikos vyriausybės vadovai, Jūsų eminencijos arkivyskupė Sigitai Tamkevičiau ir arkivyskupė Gintarai Grušai, Aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo nariai, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai, Lietuvos Respublikos Seimo ir vyriausybės nariai, Jūsų ekscelencijos ambasadoriai, garbus iškilmingo minėjimo svečiai. Kaip ir kasmet minime šią Lietuvai nepaprastai svarbią datą. Sausio 13 tai ne tik gyva atmintis apie tai, kaip vieningai susitelkę, aukodamiesi kovojame už laisvę. Tai kur kas daugiau, tai jausmas širdies gilumoje, meilė Lietuvai, liudijimas dar ir dar kartą, kad mes, jei reikia, galime numirti už tėvynę. Tai priminimas ir pamoka mūsų vaikams ir vaikaičiams. Ginkime savo valstybę, ginkime Lietuvą, saugokime jos laisvę ir nepriklausomybę. Už ją sausio 13 žmonės paaukojo savo gyvybę. Lenkėme galvas prieš amžiams išėjusius Loretą Asanavičiūtę, Virginijų Druskį, Darių Gerbutavičių, Rolandą Jankauską, Rimantą Juknevičių, Alvydą Kanapinską, Algimantą Petrą Kavoliuką, Vydą Maciulevičių, Titą Masiulį, Alvydą Matulką, Apolinarą Juozapą Vilaitį, Igną Šimulionį, Vytautą Vaitkų, Vytautą Koncevičių. Pagerbkime žuvusiųjų atminimą tylos minute. Dėkoju. Mėlieji, kasmet sausio 13 kiekvienas pasitikriname, ar mūsų širdise vis dar vilnyja meilės Lietuvai banga, ar prireikus prasiveržtų jį tarsi audra taip, kaip tada prieš 23 metus. Kas mes esame savo tėvynėje šiandien ir kas būtume dabar, jei tada būtų pristigę drąsos ir vienybės. Prieš 3 metus išleistoje knygoje apie sausio 13 įvykius mes buvome ten pateikti laisvės gynėjų liudijimai ir norėčiau pacituoti vieną iš jų, Jonę Balčiūnaitę. Aikštė, užgniaužė kvapą, žmonės tarytum suakmenėjo. Stovėjome vienas prie kito susikibę rankomis, jausdami, kad tas susikibimas ir yra visa mūsų stiprybė.
Namie, prie televizijos ekrano, tikriausiai būtų apėmęs graudumas. O čia nieko panašaus. Čia nebuvo nei panikos, nei baimės. Mes stovėjome, buvome gyva siena prieš tankus, prieš iki dantų ginkluotus desantininkus. Iki kol mes buvome viena visuma, tol buvome didelė jėga. Juolab, kad ir visas parlamentas su mumis. Mes leidomės jo vyrų ir moterų guodžiami bei raminami ir savo buvimu guodėme juos. Citatos pabaiga. Deja, šiandien sprendžiant įvairias valstybės gyvenimo problemas, pripažinkime, vienybės kartais pritrūksta. Mes politikai neretai asmeninės ambicijas ir tikslus iškeliame aukščiau to, kas svarbu paprastam Lietuvos žmogui. Tačiau noriu pasidalinti graikų filosofo Platono mintimis. Jis teigia, kad darna ir harmonija valstybėje galima tik tuomet, kai kiekvienas rūpinasi tik tuo, kas naudinga valstybei. Iš tiesų, laisvė nėra mums įteikta dovana. Esame atsakingi už savo sprendimus tiek prieš save, tiek prieš aplinkinius ir valstybę. Nuo kiekvieno iš mūsų vidinių nuostatų priklauso, kokia yra ir bus Lietuva. Mes juk patys formuojame savo vertybės. Jas turime kiekvienas iš mūsų. Neretai norime greito sprendimo, tačiau kelias vedantis į teisingą visuomenę yra sudėtingas ir ilgas. Kad pasikeistume, gal prireiks dar ne vieno dešimtmečio. Turime susitelkti bendram tikslui, siekti geresnio, doresnio gyvenimo, gerbdami ir mylėdami vienas kitą. Mes visi norime to paties – gyventi laimingai, įgyvendinti savo troškimus ir tam reikia vienybės. Tai pirmiausia taikytina politikams, kurie išrinkti tarnauti tautai. Valstybė gyvuoja tarsi didelė šeima. Deja, dalis mūsų šeimos narių sausio 13-ąją mini ne Lietuvoje. Po dalelę Lietuvos yra Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Norvegijoje, Vokietijoje ar Austrijoje ar kitose šalyse. Tai nėra vien paprasta emigracija, tai yra tautos išsibarstymas arba dar daugiau jos dalies praradimas. Šiandien ir ateityje mums neturi nustoti rūpėti, ar šis išsibarstymas yra tik laikinas reiškinys, ar mes prarasime tą tautos dalį. Mums neturi nustoti rūpėti, ką apie Lietuvą ten išvykę tėvai pasakoja savo vaikams, kokias dainas lietuvės mamos dainuoja ten gimusiems mažyliams. Noriu pacituoti 1-6 klasės mokinės žodžius. Sava šalimi aš labai didžiuojuosi, nes ji yra nuostabi. Nors yra maža, tačiau labai stipri. Ji man patinka vien dėl to, kad jinai yra mano mamos, tėčio, sesės, senelio, močiutės tėviškė. Citatos pabaiga. Nesvarbu, kur būtumėm, Lietuvą visada turime nešioti savo širdyje. Nemažiau svarbu palikti plačiai atvertas duris, kad savi galėtų sugrįžti. Dauguma čia sėdinčių esate neįkainuojamas gyvas istorijos šaltinis. Per 23 metus išaugusi nauja karta, dar iš jūsų lūpų, o ne iš vadovėlių, gali išgirsti, kokia yra tikroji Lietuvos valstybingumo atkūrimo istorija ir kiek dėl to buvo paaukota. Jaunai kartai tai ypač svarbu. Privalome kalbėti, pasakoti apie tos žiaurius, skausmingus, bet mums labai brangius Lietuvos likimą pakeitusius sausio 13-osios įvykius. Žuvusių iš Lietuvos laisvę atminimą turime perduoti iš kartos į kartą. Atmintyje yra mūsų tautos stiprybė. Norėtųsi, kad ir po daugelio metų mūsų vaikai ir vaikaičiai, nieko neverčiami, su jauduliu širdyje, aplankytų skaudžias istorijos menančias vietas ir uždegtų patys ten po žvakelę. Kiekvieno mūsų tikslas – išsaugoti tautiškumą. Mes nežinome, ką mums pasakytų šiandien
žuvusieji sausio 13-ąją. Kalbėdami apie tai galime tik spėlioti, tačiau nebejoju, kad jie sutiktų su šiais poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais. Ko jūs taip garsiai kalbate, gyvieji? Ko jūs taip šaukėt? Mes viską girdime, tačiau deja suprantame ne viską. Ačiū labai. Dėkojame Seimo pirmininkai. Ta 1991 m. sausio 13-osios tragišką naktį susirinkusiems čia, šioje salėje, aukščiausios tarybos deputatams taip pat reikėjo nepaprastos dvasinės tvirtybės ir ištvermės, kad ateinančios kartos galėtų gyventi laisvoje Lietuvoje. Mielieji, leiskite jums perskaityti pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovo parašyto sausio 13-osios testamento pradžią. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie tikite Lietuva, kurie mylite savo gražiąją gimtąją žemę, tėvų ir motinų kalba ir dainas, visa tai, kas yra tėvynė ir ką praradęs lieki našlaitis, kurie trokštate, kad Lietuva būtų laisva ir garbinga valstybė, žinokite, ji tokia bus, ji amžinai atgims, nes bus išlikusi jūsų širdise. Tikiu, kad šie žodžiai drąsina mus ir dabar. Maloniai kviečiu tarti žodį pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovą, Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos, atkuriamojo Seimo pirmininką, Europos parlamento narį Vytautą Landsbergį. Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidentė, Lietuvos Seimo ir vyriausybės vadovai, aukštieji svečiai ir didvyrių artimieji, visi gerbiami šio susirinkimo dalyviai, visi, kurie mus matote stiklo ekranuose. Kaip tik sklaidžiau ankstesnių laikų užrašus. Kai kuriuos vadinu organizuotais tekstais. Štai vienas. Ta naktį, kai mes visi turėjome būti išduoti, jutom nelaimės mirtiną slogutį. Taipgi klausimą, skaudžiai žėrintį, ko jūs verti. Atėjo dvasia ir neleido jos neregėti veido ir negirdėti, kaip gręždama iki kaulo liepė budėti ir neišduoti. Tai seniau parašyta. Laikai ir aplinkybės keičiasi, bet pastovūs likiminiai dalykai lieka. Dar kartą svarstysim, ne kartą svarstysim, budėti ar užmigti, ištižti ar neišduoti. Sausio 13-osios pokalbiai Seime yra mūsų rekolekcijos. Ta diena į mus žiūri 14 už Lietuvą žuvusiųjų akys. Atsinešame čia, ką turime ir dalyjamės. Jei rūpesčiais, tai rūpesčiais. Paprastai tą darau ir aš, kai gaunu žodį. Ačiū už suteiktą žodį. Dvasia pasakė budėti ir neišduoti. Anuomet išgirdome. Tad girdėkim ir dabar. Prieš 23 metus čia buvo ginama teisingos ir garbingos, broliškai sutelktos, protingos ir lietuviškai padorios Lietuvos vizija. Svajonių pasaka? Ne, idėja, teisė ir galimybė. Taip pat, ką paminėjau, žmogaus ir tėvynės garbė. Tie 14 mirė sakydami, nesižeminsim, nevergausim. Kaip kadaise partizanai.
nesutikę vergauti svetimai bolševikų valstybei. Ar įgyvendinome, ką sausiai apgynėme? Ar priešingai, atbukę ir apsileidę, nesuvokiamai griauname? Kaskart bent sausio 13-ąją paminime aną tarptautinį nusikaltimą žmoniškumui ir jo aukas. Galų gale ir nusikaltėlius pridengtus kaimyninėse valstybėse. Lankom didvyrių kapus, nešam ten gėlių, degam žvakeles. Pusvalandžiui. Galų gale sausio agresoriams, medininkų žudikams ir talkininkams jau kelsim bylas iš atstumo. Bet sausio ideologiniam diversantui, puskvailiui ir parsidavėliui leidžiam draskyti artimųjų žaizdas, niekinti gyvybės aukos esmę. Droviai arba vergiškai tripinėjame. Ar sudraudus nebus kartais pažeista kurio nors provokatoriaus niekšybės teisė. Netgi samdomos, apmokamos niekšybės. Pravo мерзавца на мерзость. Tegu suinteresuoti portalai cituoja tiksliai. Šioje vietoje pažvelkime į žmoniškumą plačiau. Nusikaltimai žmonijai arba žmoniškumui akivaizdus, kai tyčia žudomi beginkliai, jie žudomi arba marinami fiziškai ir masiškai, kad neliktų, o žemė liktų žmogėdrų kalba apvalyta. Nuo ko? Nuo žydų, čigonų, ukrainiečių, čečėnų, Krymo ir Bosnijos musulmonų, netinkamos genties afrikiečių Ruandoje arba Sudane, dar kokių karelų ir pribaltų, užimančių strategiškai svarbias žemes. Bet ir žemė tais atvejais nelieka švari, o suteršta neapykantos ir sadizmo nuodais. 20-ojo amžiaus tironų agresijos ir nežmoniški silpnesniojo niokojimai nėra praeitis, o dabartis. Žudymas turi įvairių formų ir būdų. Interesantai įgūdo pirmiausia žudyti žmoniškumą, po to jau ir žmonės. Ištisos kartos nūnai žudomos dvasiškai ir masiškai. Tai dabarties nusikaltimai žmonijai, tik nėra jiems net vienpusio Niurnbergo teismo. Apsidairykime atviromis akimis, kas dedasi aplinkui, kad ir mūsų pačių visuomenėje, mūsų mokyklose. Turime skelbti žmoniškumo karą, meilės karą nežmoniškumui ir patyčioms. Kol kas matydami skenduolį kalbam apie kompresus. Kasmet Lietuvoje dėl patyčių nusižudo, sakoma, ištisa abiturientų klasė. Ištvėrusieji linkę trauktis be kovos. Tyčiojamasi ne todėl, kad kitas silpnesnis, o iš keršto dėl savo paties nuo mažumės luošinamo gyvenimo. Jį luošina tėvų nemeilė, aplinkos agresija, gobšumas ir arogancija. Virš visko materialistinis beprasmizmas, turto ir mirties ideologija. Keršyje ir kitą žmogų niekinantis ir niekinamasis. Antai vienos gelbėtojų įstaigos vadovė sausio 4 televizijoje pasakė apie savo kolektyvą. Tai vienintelė vieta, kurioje mokoma žmoniško ryšio. Aišku, ne vienintelė, bet įvardintas dvasinis holodomoras. Juk kiekviena mokykla, kiekviena klasė turi būti tokia vieta, kur mokoma žmoniškumo. Net pasakyčiau, kiekviena pamoka tebūnė žmoniškumo pamoka. Niekad nesakykim berniukams mokykloje, kad dėl muštynių kaltas tas, kurį primušė. Kitaip neatsilaikysime. Žūsime
savo internetinėje suklastoto gyvenimo, pykčio ir pavydo civilizacijoje. Savo ruoštų rytų galybė dar vis grūmoja didžiuoju vėzdu, o pasirengti gintis mums per brangu. Branduoliniai Iskanderai savaime iškelia klausimą, kokiu teisiniu pagrindu Kremlius, laikinai valdantis aneksuotą europietišką karaliaučiaus kraštą, daro ten, ką tik nori. Pone pirmininkė, pagalvokite apie nepriklausomo ir vieningesnio Seimo pajėgumą veikti moralinėje Lietuvos gynyboje kaip tada, kad Lietuva gyventų. Tas pat dėl Astravo. Nestokojam nė paskirų kiršinimo grožybių. Antai vos prieš 3 savaičių šiuose rūmuose buvo prastuminėjamas anachronistinis valstybinės kalbos išstūmimo įstatymas. Taip, išstūmimo iš Lietuvos regionų viešojo gyvenimo ir vartojimo įstaigose, kur pagal nekonstitucinį įstatymą būtų leidžiama jos nevartoti. Nejautrys koalicijos vadai nepajėgia suvokti, kad įsigaliojus tokioms normoms, kai kuriuose vietovėse valstybinė lietuvių kalba realiai bus iškart gujama šalin. Iš ten bus gujama pati Lietuvos valstybė. Jau dabar Lietuvos įstatymai verčiami patyčių objektu. Patyčių kultūra ir čia pribrendus. Skatinama piliečių nelojalumas, kiršinama priešiškumas. Tai didžiausia žala Lietuvos Lenkams, nors politvadovai neva jais rūpinasi. Manau, verta Seime priimti porą paprastų valstybės tarnybos patikslinimų, kad nelojalūs asmenys, sąmoningai niekinantys šalies įstatymus, tiesiog nedirba jos valdžių pareigose, neišskiriant savivaldybių. Netinkamą elgesį patvirtintų pakartotinis įstatymo laužimas. Kyšininkui beje pakaktų vienkartinio nusižengimo ir eik lauk. Kada to pasieksime? Panašiai turėtų būti gelbstimo žmonių gyvybės, eliminuojant iš eismo sisteminius jo taisyklių laužytojus. Girtas už vairo, žmogžudys už vairo. Arba nesilaikai nustatytos tvarkos, ignoruoji kelio ženklus ir šviesoforus, nevairuoji. Normalu. Kodėl toks ponas turėtum vairuoti valstybę arba savivaldybę? Niūriai spindi tie, kurie žengia į viešą erdvę, kad gintų arba teisintų žudikus. Ne tik asmeniškai įvardintus Golovatovus, bet ir korporatyviai matomus stribus bei žydšaudžius. Nors tas antrasis žodis ne visai teisingas, nes ten prie siaubo griovių veikia žmogšaudžiai, net vaikšaudžiai. Bet kol kas tebūnė aišku, apie ką kalbame. Kai vienas šiuolaikinis gatvių politikas, pasiekęs net miesto mero ir Seimo nario postų, viešai paaiškino, kad Hitleris, naikindamas žydus ir mažus žydukus, teisingai elgėsi, ar nusigręžė nuo to jaučių kepėjo padorioji Lietuvos visuomenė? Čia iš tų atvejų, broliai piliečiai, kur moralinė pozicija turėti būtina. Be jos netikėtai priartėjame prie ribos, kur Lietuvos piliečių žudymas kai kam atrodo mažiau svarbus, jeigu tie piliečiai buvo žydai. Tad ir jų gelbėjimas ir gelbėtojai turėtų būti Lietuvai mažiau gerbtini negu tolimam Izraeliui. Kuo tada skiriasi Kaune ir Vilniuje du vietiniai mąstytojai apie holokaustą? Mintis apie Lietuvos žydų likimą turi mus ypač mokyti žmoniškumo, reikalingo kasdien.
Cinikai be užuojautos, kad ir vaikui, klasės draugui, jau nelaimės ženklas. Tai iš kažkur paveldėti ir priaugantys moraliniai neįgalieji. Jeigu fizinius neįgaliuosius matome net iš Seimo pirmiausia kaip naštą biudžetui, junkimės į nevyriausybinės būsimųjų invalidų organizacijas. Piniginės prioritetas neseniai vėl smogė Seimo prestižui. Kryžinės taupimo priemonės nutarta kompensuoti pradedant ne nuo vargšų, o nuo Seimo narių ir ministrų. Toks šiandien mūsų budėjimas dėl Lietuvos. Ar toli per tos 20 metų nuėjome nuo sovietijos? Čia reiktų žvelgti ne į dangoraižius ir prekybos šventyklas, bet į žmonių dvasią, į visuomenę. Kadaise klausydavomės koncertuose nuostabaus tremtinių choro iš operos Nabuko, biblinės giesmės apie tėvynės pasiilgimą. Dabar tūkstantiniai Babilone pagamintų vergų chorai mėgsta repertuarą apie sovietinės baudžiavos pasiilgimą. Aš noriu, kad būtume nuėję kuo toliau, kad Lietuvos neįsiurbtų senoji vergystės ir nužmogėjimo pelkė, grįžtanti kaip ligos recidyvas dar pavojingesniam formom. Todėl kalbėjau atvirai. O dabar atsiprašau visų, kurie suteikė man žodį ir dėl to gal turės nemalonumų. Kurie nemiegame, budėkime. Tada atsakysim bent savo, ko esame verti. Ačiū. Dėkoju Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Mielieji, ištarti maldos žodžiai 1991 metų sausio naktimis ir dienomis mus ne tik stiprino, bet ir teikė viltį. Tūkstančių Lietuvos žmonių malda ištarta iš širdies gilumos kilo į dangų. Ir dabar, sunkiomis gyvenimo minutėmis, malda ir tikėjimas padeda mums įveikti gyvenimo siųstus sunkumus ir negandas, bei išsaugoti tūkstantmečiais puoselėtas dvasinės vertybės. Maloniai kviečiu tarti žodį Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą. Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, Seimo pirmininkė, ministrė pirmininkė, buvusieji Lietuvos Respublikos vadai, Jūsų ekscelencijos ambasadoriai, broliai vyskupai, gerbėmieji Seimo nariai, nukentėjusių kovose už Lietuvos laisvę artimieji, brangūs Lietuvos žmonės. Prisimindami laisvės gynėjus ir juos pagerbdami, mes švenčiame pačią Lietuvos laisvę. Už laisvės dovaną dėkojame Dievui, dėkojame ir tiems, kurie išgirdo vidinį balsą, kviečiantį juos nelikti abejingus tautos likimui ir stojo jos ginti. Turime ypač dėkoti laisvės gynėjų šeimoms ir artimiesiems. Jie ugdė mūsų tautos gynėjų meilę Lietuvai, nesavanaudiškumą, aukos dvasią. Mokė ne tik žodžiu, bet ir pavyzdžiu. Laisvės gynėjų vaikai ir visi mūsų tautos vaikai gavo neįkainuojamą pamoką iš tų, kurie turėjo drąsos aukotis už Lietuvą. Kaip šeimoje geriausiai išmokstama melstis, išmokstama tikėjimo tiesų, tai būtent šeimoje tvirčiausiai įskiepijama
meilė artimui ir tėvynei. Sausio 13 liudija, kad anuomet tėvai nepaliko savo vaikų auklėjimo visuomeniai, neatidavė savo vaikų auklėti vien tik mokyklai, spaudai, viešai aplinkai. Jei ne šeimos, kurios slėpdamos nuo okupantų valdžios krikštijo savo vaikus, ugdė jų tikėjimą ir meilę Dievui, mokė maldos, šventė kūčias prie šeimos stalo, skatino vaikus gilintis į Lietuvos istoriją skiepydami tėvynės meilę, slapta minėjo Lietuvos nepriklausomybę, vargu ar laisvė būtų pasiekta. Bažnyčia, tikėjimas ir jo simboliai daugelį metų buvo tapę ne tik pasipriešinimo okupacijai ženklais, bet ir vilties, kad Lietuva bus laisva šaltiniu. Malda, giesmė ir bendrystė tą šaltą sausio mėnesį šildė laisvės gynėjus, kvietė nepasiduoti ir tikėti. Tuomet prie laužų sargyboje už Lietuvos laisvę stovėjo mūsų brangiausi žmonės – tėvai, mamos, seneliai, vaikai ir anūkai. Jie gynė ne tik asmeninę, bet ir savo tėvynės Lietuvos laisvę. Šie žmonės buvo pasirengę aukotis dėl savo artimųjų, dėl ateities kartų. Tik per bendrystę šeimoje jaunimas išmoksta aktyviai, vaisingai ir atsakingai įsijungti į visuomeninį gyvenimą. Šeima yra pagrindinė visuomeniškumo mokykla. Šeimoje mokydamiesi mylėti ligonius ir vyresniuosius, vienas kitam tarnauti, dalytis gerybėmis, džiaugsmais ir kentėjimais, išmokstame kilniausio žmogiškumo. Didžiausias valstybės turtas tai ne žemiški ištekliai, bet žmonės. Jie negali būti tik statistiniai vienetai, kurie dalyvauja procesuose. Kiekvienas žmogus yra pirmosios ir nepamainamosios visuomenės ląstelės šeimos dalis. Ši tėvynės meilės židinį būtina globoti, o kartais gelbėti ir gydyti. Šiandien minėdami tėvynės laisvę, pažvelkime ir į jos ateitį. Kviečiu atsižvelgti į šeimos poreikius ir padėtį, svarstant visų valstybės gyvenimo sričių klausimus. Sudarykime šiai gyvenimo ir meilės bendruomeniai sąlygas dirbti, saugoti sveikatą, auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, puoselėti gyvybę nuo jos pradžios iki orios senatvės ir mirties. Padėkime jaunimui suprasti įsipareigojimo vienas kitam svarbą ir pagelbėkim jaunoms šeimoms ugdyti tarpusavio pagarbą bei ištikimybę. Nepamirškime ne tik laisvės žygių, bet ir to, kas juos įkvėpė ir suteikė jom jėgų atlikti. Padėkime šiandienos tėvams perduoti savo vaikams tas pagrindinės vertybės, kurios užtikrina ne tik asmeninę ar šeimos sėkmę, bet ir padeda tėvynei išlikti stipriai. Stenkime stiprinti santuoką ir šeimą, nes ištikimybė vienas kitam šeimoje skatins žmonės būti ištikimus savo tėvynei. Išmokę sąžiningumo šeimoje, žmonės bus sąžiningi ir visuomenės gyvenime. Padėdami vieni kitiems šeimoje, jie sugebės ištiesti ranką ir tėvyneinui, kaip mums paliudijo prie laužų budinčių žmonių bendrystė. Kai kurioms šeimoms, kurių nariai serga, reikia pagalbos, nes ligos, ypač priklausomybės ligos, paveikia ne tik ligonį, bet ypač kitus šeimos narius ir plačiąją visuomenę. Darykime, ką galime, kad apsaugotume jaunimą nuo priklausomybės ligų plitimo.
Leiskime šeimos nariams džiaugtis tarpusavio bendrystę. Kaip džiugu sekmadienį bažnyčiose matyti drauge švenčiančias šeimas, ypač besijungiančias į tarpusavio paramos bendruomenės. Sudarykime galimybės sekmadienius praleisti savo šeimose. Pasistengime, kad kuo mažiau žmonių turėtų sekmadieniais dirbti. Nepamirškime, kad sekmadieniais apsipirkimai prekybos centruose apsunkina jų darbuotojų šeimas. Europos Sąjungoje jau kilo judėjimas, kuriam priklauso ne tik bažnyčių atstovai, bet ir profsąjungų, sporto ir šeimų bendruomenių nariai. Jie reikalauja, kad sekmadienį nebūtų dirbama. Grąžinkime sekmadienį Dievui ir šeimai. Žmogus išmokęs aukotis mažiausioje bendruomenėje, nepabūgs aukos ir visuomenėje. Aukos dvasia tai meilės šeimos vaisius. Lietuvos laisvės gynėjai, miško broliai, Sibiro tremtiniai, priverstiniai emigrantai išeivijoje, jie irgi yra mūsų šeimos, kovojusios už tėvynės laisvę. Namuose įskiepyta meilė artimui ir savo šaliai, visų savo gyvenimo mums liudija Laisvės premijos laureatai. Šiandien Laisvės premija bus įteikta Jo ekscelencijai arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui. Namų bažnyčioje, šeimoje perduotas tikėjimas Dievu, bendrystė ir aukos dvasia, įskiepyta meilė Lietuvai, arkivyskupą skatino tiesos žodžiu priešintis melo tironijai. Šiandien esame ypač dėkingi arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui už drąsų tiesos žodį. Nulenkime galvas prieš tuos, kurie aukojosi dėl Lietuvos laisvės. Pagerbkime jų šeimas. Tegul kovotojų už Lietuvos laisvę pavyzdys įkvepia dabarties Lietuvos žmonės ir mūsų mažasias bendruomenės tikėti savo jėgomis, pasitikėti Dievu ir kuriant stiprias šeimas, toliau kurti stiprią ir laisvą Lietuvą. Nuoširdžiai dėkoju Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui. Gerbėmieji, net ir prabėgus 23 metams, ne vienas šioje salėje esantis Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, Aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo deputatas, mena ir jaučia sausio 13-osios tragedijos akimirkas. Jiems teko išgirsti ne tik pranešimus apie žuvusius ir sužeistuosius žmonės, kovojusius už tėvynės laisvę, bet ir svarstyti ir priimti svarbius nutarimus, kaip apginti Lietuvos nepriklausomybę. Maloniai kviečiu kalbėti Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą, buvusį Seimo pirmininką Česlovą Juršėną. Jūsų ekscelencija prezidentė, brangus Lietuvos piliečiai, gerbėmieji minėjimo svečiai. Kiekvienam iš mūsų, ar buvom čia, šioj salėje ir šiuose rūmose, ar susitelkė aplink parlamentą, ar susirinkę prie radio ir televizijos pastatų, ar Kaune, Sitkūnuose, ar kur kitur, kiekvieno atminty anoji istorinė diena išliko įvairiais pavydalais, vaizdiniais, įvykių, žmonių, emocijų, kaleidoskopų. Bet prabėgus beveik ketvirčiui amžiaus išsikristalizuoja 3 raktiniai žodžiai – agresija, tragedija, pergalė. Gerbėmieji, nebejotina, kad 991 sankirtoj tuometinė Tarybų sąjunga buvo žlunganti imperija su prasta ekonomika, žemų gyvenimo lygių, sprogdinama iš vidaus politinės, socialinės, tautinės įtampos. Galimas daiktas, Kremlius norėjo parodyti ir savo, ir vakarams, kad imperija dar galinga ir gebanti įvesti reikiamą kabutėse tvarką savo viduj. Panašiai kaip darė nesyk
53 Rytų Vokietijoje, 56 Vengrijoje, 62 Novočerkaske, 68 Čekoslovakijoje, 89 Tbilisyje, o ir kitur. Juoba vietiniai kolaborantai tauškė apie problemų kamuojamą nepriklausomą Lietuvą, žmonių nemėgstamą valdžią ir panašiai. Ir naktį iš sausio 12 į 13 Vilniuje užsimota ginkluotų kumščių. Smogikai stiklinėm akim, nesirinkdami daužė ir šaudė beginklių žmonės, apsupusius radio ir televizijos centrą. Žuvo 13 vyrų ir 1 mergina. Sužeista ir sužalota šimtai žmonių. Tokie tragedijos mastai. O ką laimėjo agresijos vykdytojai, ką išlošė reakcingoji Maskva, Lietuvos žmonės, vyrai ir moterys, jauni ir seni, nesusvyravo, nesitraukė, glaudėsi vienas prie kito, giedojo giesmes, meldėsi, na ir kas be ko siuntė prakeiksmus smogikams bei jų šeimininkams. Taigi buvo atsilaikyta ir tai buvo pergalė. Ta pergalė buvo įvairių pavydalų. Lietuva nesusiskaldė. Susitelkimo pasipriešinimo centras buvo mūsų parlamentas, Lietuvos širdis, kaip amžiams užrašyta ant sausio barikadų. Ir deputatus, ir aukščiausiosios tarybos gynėjus visus žmonės drąsino, godė, kėlė jų dvasią katalikų bažnyčią. Pasiaukojančią tiesiog šventą priedermę vykdė mūsų medikai, gelbėdami nukentėjusius. Gerbiamieji, agresiją pasmerkė ne tik lietuviai. Plačiai nuskambėjo Stačiatikių arkivyskupo Hrizostomo kreipimaisi. Iki širdies gelmių sujaudino tomis dienomis iš šios tribūnos pasakyti žymaus solidarumo veikėjo, tuo metu Lenkijos Seimo nario Jaceko Kuronio žodžiai. Mes pasakėme, kad būsime su jumis. Jei reikės žūti, mes žūsime kartu su jumis. Praėjus keletui savaičių po sausio 13-osios surinktas plebiscitas gražiai apvainikavo Lietuvos taikų pasipriešinimą agresijai ir pasiektą pergalę. Vasario 9 per 3/4 rinkėjų pasisakė už tai, kad Lietuvos valstybė būtų nepriklausoma demokratinė respublika. Skliaustuose aš pridurčiau, gaila, jog nebuvo pritarta siūlymui papildyti šį pamatinį teiginį esminiu apibrėžimu. Parlamentinė, tai yra nepriklausoma demokratinė parlamentinė respublika. Gerbėmieji, atskira kalba apie pasaulio reakciją į sausio 13-ąją. Karinė agresija, taikių žmonių žudynės sukėlė šoką, pasipiktinimą, iššaukė solidarumo su Lietuva jausmų proveržį. Tačiau nesulaukėm mūsų atstatyto valstybingumo pripažinimo. Žinoma, mes labai džiaugiamės drąsiosios Islandijos žingsniu. Tuo tarpu didžiosios ir kitos valstybės neskubėjo, kaip tarp kitko ir po 18 metų vasario 16. Jos žaidė savo didžiosius žaidimus. Į neviltį varė ir mūsų likimo broliai. Su karteliu vis skaitau aukščiausios tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio 90 metų kovo mėnesio laišką Čekoslovakijos prezidentui. Gerbiamas ponė prezidentė, jūs žinote, kad Lietuva įstatymų aktais atstatė savo nepriklausomybę. Dabar Lietuvai reikia politinės paramos, pripažinimo. Mes tikimės, kad Čekoslovakija pripažins ir Lietuvos Respublikos tęstinumą ir jos vyriausybę, kuriai vadovauja ponė Kazimiera Prunskienė. Laukti reikėjo 1,5 metų. Tiesa, po poros savaičių atėjo Čekoslovakijos pasiūlymas surengti Tarybų Sąjungos ir Lietuvos derybas Čekoslovakijos žemėje. Antra vertus, gerbėmiai, galima suprasti ir tų laikų mūsų bičiulius. Bet štai tuometinio Lietuvos užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo, mūsų paskirto egzilinės vyriausybės vadovų liudijimas. Cituoju, pasaulis buvo šaltas. Didelės valstybės užsienio reikalų ministras tiesmukai klausė, ar jūs tikrai norite visiškos nepriklausomybės? Ir klausima buvo, priminsiu, 91 sausio mėnesį. Graudu, o ir pikta. Žinoma, tai jau praeitas etapas. Pergalingas sausis, Tarybų Sąjungos susikompromitavimas ilgainiui davė savo vaisius.
Bet, brangūs susirinkusieji, yra ir dar vienas esminis, tiesiog likiminis klausimas. Jis keliamas nuo pat sausio aukų laidotuvių. Priminsiu žuvusiojo Tito Masiulio motinos žodžius. Labai gaila sūnaus, bet bus dar skaudžiau, jeigu jų auka buvo beprasmė. Brangi mama, žūtis už tėvynę nėra beprasmė. Tėvynė, nepriklausomybė aukščiau visko. Ir per 2 dešimtmečius ne tik nauja karta užgimė ir išaugo, ir Lietuva kitokia, sustiprėjo, įsirašė į tarptautinę bendriją, net Jungtinių tautos saugumo tarybos narė tapo. Tačiau reikia tiesiai pasakyti, mes visos valdžios, o ir verslo elitas, ne viską padarėm, kad Lietuvos žmonės galėtų naudotis kylančios ekonomikos ir gerovės vaisiais. Ypač daug nuveiktina, kad Lietuvoje visada triumfuotų teisybė ir teisingumas. Ir dar, kad rastume konstruktyviai išeitį iš nesibaigiančių, net ir iškilmingom progom tarpusavio pasiaiškinimų. Gerbiamieji, brangieji, baigdamas kalbą, kaip ramus žmogus, jokių būdų nenoriu papildomai kurstyti įtarimų ar nepakantos laužo, bet kita vertus negaliu kai ko nepasakyti. Mes buvom vieningi atgimimo laikotarpiu, kovo 11, sausio 13, stodami į Europos Sąjungą ir NATO. Bet prisiminkim, ypač signatarai, vidinė kova įtampa jau reiškėsi 90 metais. 91 pradžioje prislopusi, po to vėl suintensyvėjo. Ar tai dėl objektyvių priežasčių, nuo kurių nepabėgsi? Ar dėl subjektyvių? Atsakymą tebeieškom. Savais atradimais, savo įžvalgom neseniai pasidalijo 2 žymūs signatarai – Romualdas Ozolas ir Vytenis Andriukaitis knygose Aušros raudoniai ir Lietuviškas imunitetas. Džiaugdamiesi pasiekta laisvė ir nepriklausomybė, jie kritiškai vertina kai kurios įvykius, reiškinius ir nekurios ypač svarbius šio laikotarpio asmenys. Drįsčiau tvirtinti, jie savaip traktuoja naujausiąją Lietuvos istoriją, gal net ir nutolsta nuo kanonizuoto jos varianto. Tačiau nei plačių aptarimų, nei diskusijų, nei rimtų recenzijų negirdėti ir nematyti. O abu mano paminėti vyrai daug nusipelnė Lietuvai, fundamentalūs veikėjai, bet ne fundamentalistai. Jie, kiek žinau, atviri pasikeitimams nuomonėmis ir reikėtų surengti apvalaus stalo diskusijas ar ką nors panašaus, išsiryškinti tuos neaiškius klausimus, kurių iš tikro iki šiol pilna. Neabejoju, kad tokie neformalūs, neiškilmių formato pokalbiai padėtų kai ką išsiaiškinti, kai ką suderinti. Ir tada rasis tikimybė plačiam bendram kasdieniam darbui tėvynės labui. Tada ir sausio didvyrių atminimas bus tinkamai įprasmintas ir jų mamoms nereikės braukti karčių ašarų. Ačiū. Dėkoju Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui, Seimo pirmininkui Česlovui Riršėnui. Mėlieji, prabėgo jau 23 metai, kai iš visos Lietuvos miestų, miestelių, kaimų žmonės jausdami atsakomybę už savo tėvynę važiavo į Vilnių ginti Lietuvos laisvės. Kėdainių žemė taip pat neteko 2 kulkos pakirstų mūsų didvyrių. Auga nauja karta, kuri iš savo šeimos vadovėlių ar nuotraukų, vaizdo įrašų sužino apie Lietuvos laisvės kovotojus. Norisi tikėti, kad jų atmintyje ilgam išliks prisiminimai apie tuos, kurie atidavė savo gyvybę už Lietuvos laisvę, kad jie jaus atsakomybę už savo šalies ateitį. Maloniai kviečiu kalbėti Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokinį Evaldą Buciniką. Gerbimieji, sausio 13 tai diena krauju įrašyta į Lietuvos istoriją ir giliai įsirėžusi į lietuvio atmintį. Ką tik nepriklausomybę atkūrusi valstybė, išsilaisvinusi iš daugiau nei pusę amžiaus trukusio svetimo šalies jungo, pradėjusi laisvai kvėpuoti bei žengti pirmuosius žingsnius, buvo vėl užpulta ir priversta rinktis – stoti į kovą ar grįžti atgal.
Sovietinė valstybės forma buvo svetima, tad tauta ją atstūmė, o laisvės idėja, kirbėjusi Lietuvos žmonių galvose ir širdise, buvo labai artima. Todėl kuriamą naują valstybę visi rėmė ir palaikė. Lietuva pasirinko drąsą, tikėjimą ir vienybę. Mano dabarties moksleivio manymu, sausio 13 Lietuvos istorijoje yra viena svarbiausių dienų, kurią šiandien minime, pagerbdami visus pasiaukojusius dėl mūsų laisvės. Tuomet, kai 1991 sausį kunkuliavo aistros prie televizijos bokšto, parlamento, spaudos rūmų, Vilniaus gatvėmis riedėjo riaumojantis tankai, žengė savimi pasitikintis sovietų armijos kariai, aš dar nebuvau gimęs. Tad man sunku įsivaizduoti, kaip viskas iš tikrųjų turėjo atrodyti. Tačiau esu matęs ir vaizdo įrašų, ir nuotraukų, skaitęs ne vieną straipsnį. Sausio 13-ąją kasmet primena bei susimąstyti skatina ir mūsų gimnazijoje vykstantis renginiai, kurių metu mokytojai dalinasi savo prisiminimais, aktų salėje giedamas Lietuvos himnas, o per istorijos pamokas detaliai aptariami tų dienų įvykiai, jų ištakos. Sutinku, šios priemonės niekados neatspindės tuomečio žmonių vieningumo ir atsidavimo. Tačiau kasmet per minėjimą giliai širdyje jaučiu ne tik padėką žmonėms, išdrįsusiems savo krauju ginti tėvynę, bet ir vienybės, patriotiškumo dvasią. Artimieji dažnai kalba, ką tomis dienomis išgyveno, kaip norėjo prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės gynimo, teigia, kad net dvejonių tuomet nebuvę. Labiausiai mane stebina tuomet parodyta drąsa, meilė ir atsidavimas gimtajam kraštui. O juk, kai pamastau, tai visa Lietuvos istorija yra amžinos kovos dėl kalbos, dėl būvio, dėl išlikimo. Mano gimtąjį Krakį miestelį puošia daug paminklų. Tarp jų žinomo medžio skulptoriaus Vytauto Ulevičiaus darbai, skirti Mikalojui Daukšai, knygnešiams. Lietuvos raštijos pradininkas Didžiojoje Lietuvoje, buvęs Krakių klebonas Mikalojus Daukša 16 amžiaus pabaigoje, aukštindamas gimtąją kalbą, postilės prakalboje rašė: Gimtoji kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Jau virš 400 metų tas tautos stiprybės testamentą skaitome. O vietos knygnešiams 19 amžiaus pabaigoje, rizikuojant gyvybę, platinti draudžiamą lietuvišką žodį, Krakių apylinkėse padėjo kraštietis, Balanos Gadynės autorius Mikalojus Katkus, kurio vardu pavadinta ir mūsų gimnazija. Partizanų, kovojusių prieš sovietų okupaciją, tragišką likimą, Sibiro tremtinių Golgotos kelius, akmeniniais paminklais įamžino vietos skulptorius Juozas Meškuotis. Taigi tas nedidelis žemės sklypelis, vadinamas Lietuva, turėjo geležies tvirtybę. Kitaip jį žmonių aukojimasi ir laisvės nebūtų pagimdęs. Man dažnokai kyla klausimas, kaip aš elgčiausi, jei pasikartotų šios įsimintinos sausio 13-osios įvykiai. Ar išdrįsčiau eiti kovoti už Lietuvos laisvę, rizikuodamas savo gyvybę? Žinoma, dabar būtų galima sakyti, jog jei viskas pasikartotų, kovočiau, ginčiau, neleisčiau priešui kesintis į mūsų laisvę. Bet juk šitaip kalbėti gali kiekvienas. O gal tai tik skambų žodžiai? Juk sakyti ir daryti yra du skirtingi dalykai. Nebejoju, kad dauguma kartais esame drąsūs, bet negaliu atsikratyti kirbančio klausimo, ar galėtume aukoti gyvybę dėl savo šalies. Prisipažinsiu, kad asmeniškai aš nežinau, ar turėčiau šitiek drąsos. Vaizdo įrašuose mačiau, kaip žmonės šaltą naktį stovėjo prie laužų, jų veidai alsavo patriotiškumu, noru kovoti už savo kraštą, nepasiduoti. Aš laikau save tikrų patriotų ir tikrai noriu gyventi savo šalyje. Čia dirbti, baigti mokslus, sukurti šeimą, bet nesu tikras, kad galėčiau pasiaukoti dėl savo valstybės. Pastebiu save besvarstanti, kad man dar visas gyvenimas prieš akis.
Turiu daugybę svajonių, tikslų, kurių ketinu siekti. O juk prieš 23 metus panašių svajonių turėjo ir žuvo sutraškyti okupantų tankų, perverti sovietinių karių kulkų, net 14 gynėjų. Tarp jų mano bendramžiai Ignas ir Darius, kuriems buvo tik 17, 20-metį peržengė Virginijus, Loreta ir kiti. Jie išėjo, nespėjo atsisveikinti su artimaisiais, mylimaisiais, žuvo už tėvynę, kurioje gyvename, už rytą, kurį kiekvienas mūsų pasitinka. Jie nesvarstė ir nedvėjojo, o aš dar svarstau, ar galėčiau. Privalėčiau, nes kurgi šviesiausias dangus, kur švelniausia žolė, kur skardžiausias griaustinis. Tik Lietuvoje. Tik gaila, kad mes šiandien dažniausiai jaučiame sumišę ir pasimetę, o patriotiška skanduotė Lietuva girdima tik per sporto renginius, Europos čempionatus, krepšinį, plaukimą. Baisoka, kad neįsibarstytume po pasaulį, Anglijas, Ispanijas, sotesnio kąsnio, darbo, pašalpų ieškodami, ypač kaimai, gimtieji miesteliai. Reikėtų dažniau prisiminti, jog talentai ir Lietuvoje gali augti. Tik reikia juos pastebėti ir puoselėti. Iš kitos pusės, dažnai nevertiname to, ką turime, nes turime daug teisių ir laisvių, kurias teikia mūsų moderni valstybė. Tik niekados nereikia pamiršti, jog turime ir pareigų, tokių kaip darbas, aukojimasis, pagarba ir meilė savo kraštui. O to labiausiai vaikus įkvėpti turėtų jų tėvai. Čia norisi pacituoti mūsų širdžių poeto Justino Marcinkevičiaus posmą. Įdėkit motinos vaikams tėvynės meilę kuo didžiausia ir jį paliks visiems laikams, kaip sielų sąjunga karščiausia. Ir bus vaikai jums artimi, jausmais, protu ir širdimi. Įkvėpkit motinos sūnums, kad mūsų dangus ir tas kitokis. Kitų jausmų nereikia mus, jų pats gyvenimas išmokys. Tad visiems sausio 13 didvyriams turėtume dėkoti už tai, jog esame laisvi ir nepriklausomi, galime svajoti, mokyti, studijuoti, kalbėti savo ir užsienio kalbomis. O svarbiausia, būti žemėlapyje ne kaip sudėtinė imperijos dalis, o kaip atskira ir vieninga šalis. Mūsų tauta negausi, tačiau stipri, išskirtinė ir nepaprasta. Mes esame Lietuva. Ačiū dėmesį. Dėkoju jaunajam Lietuvos piliečiui, kuris tikiu ne tik saugo savo tėvynės istorinę atmintį, bet ir ateityje savo darbais garsins Lietuvos vardą. Gerbėmieji, prieš 2 metus šioje salėje buvo įteikta pirmoji Laisvės premija nenuilstančiam kovotojų žmogaus teises, laisvę ir demokratiją Rusijos disidentui Sergejui Kovaliovui. Deja, mylimas ir gerbiamas Lietuvos bičiulis Sergejus Kovaliovas dėl sveikatos negalėjo atvykti į šį minėjimą. Nuoširdžiai linkime jam sveikatos. Praėjusiais metais pagerbėme 2012 metų kovotoją žmogaus teisės, politinį kalinį, Lietuvos laisvės lygos įkūrėją, 45 pabaltiečių memorandumo iniciatorių Antaną Terlecką. Malonu, kad šiandien šioje salėje jis yra kartu su mumis. – 2011 m. rudenį įsteigta Laisvės premija netrukus bus įteikta 3. Laisvės premijos laureatui. Maloniai kviečiu šios idėjos sumanytoją, Seimo pirmininko pavaduotoją, Laisvės premijų komisijos pirmininką Petrą Auštrevičių tarti žodį.
Gerbiamą posėdžio pirmininkę, gerbėmieji esami ir buvusieji Lietuvos valstybės vadovai, gerbėmieji sausio 13-osios žuvusių artimieji, gerbėmieji signatarai, Seimo nariai, mėly svečiai, eminencija, arkivyskupė metropolitai Sigitai Tamkevičiau, ponios ir ponai. Sausio 13-osios nakties įvykiai negrįžtamai pakeitė Lietuvos piliečius ir valstybę. Išgyventas netekčių skausmas suvienijo žmonės, suteikė jiems reikalingos stiprybės ir sutelkė piliečius Lietuvos Respublikos gynybai. Kaip niekada anksčiau, 20-ojo amžiaus pabaigoje atsikūrusios valstybės piliečiai tapo vieningi ir atsidavę Lietuvos gynybos idealams. Tautos susitelkimas ir tarptautinis solidarumas sausio 13-osios įvykių metu Lietuvoje neleido okupacinėms jėgoms griebtis tolesnės prievartos ir galų gale atvėrė kelią į nepriklausomybę ir tarptautinį pripažinimą. Lietuvos gynėjų budėjimas prie Seimo rūmų ir jų dainos, tapę sausio įvykių simboliu, šiandien yra ryškus, kaip anuomet uždegti laužai. Kovos už laisvę ir demokratinį pasirinkimą atspindys šiandieninės proeuropietiškos ukrainiečių demonstracijos Maidane. Tai gyvas mums, tai pažįstamų įvykių pasikartojimas ir dvasingo žmonių minios apsisprendimo išraiška. Tai tik dar vienas priminimas, kad kova už tautų pasirinkimo laisvę mums artimame krašte tęsiasi ir reikalauja mūsų visokiojopos paramos ir supratimo. Tuo pačiu mes privalome išlikti viltingi, kad laisvės ir demokratijos pergalė yra ilgainiui neišvengiama. Ši nuostata turi tapti ateinančių kartų įsipareigojimu. Nuo įsimintinų įvykių jau prabėgo 23 sausiai. Tačiau tebesame kartu su tais, kurie išauklėjo mus laisvės lūkesčių ir subrandino pasiaukojimo pavyzdžių. Laisvės premijos laureatais yra tapę rusų disidentas Sergejus Kovaliovas, kuriam šiandien linkime stiprios sveikatos, nenuilstamas kovotojas už laisvę Antanas Terleckas, esantis kartu su mumis šioje salėje. 2014 sausio 13 leidžia atverti dar vieną laisvės kovų puslapį, prisiminti istoriją, pagerbti iškilę asmenybę. Vadovaudamasis Laisvės premijos įstatymu ir Laisvės premijų komisijos sprendimu 2013 gruodžio 3 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą, kuriuo paskyrė 2013 metų Laisvės premiją kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinio leidinio Lietuvos katalikų bažnyčios kronikas steigėjai, redaktoriui, tikinčiųjų teisės gynimo komiteto, katalikų komiteto nariui, Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Juozui Tamkevičiui. Sigitas Juozas Tamkevičius gimė lietuvių ūkininkų šeimoje Lazdijų rajone. Nuo mažumės tyliai ir nuosekliai brandinta svajonė – kunigystė. Tampa realybė baigus Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Dėl aktyvios bažnytinės veiklos ir vaikų bei jaunimo įtraukimo į ją 1969 metais valdžia laikinai uždraudė kunigauti, todėl teko patirti darbininko dalią. Nuo 1969 metų vis aktyviau plėtojo pogrindžio veiklą, ypač pradėjęs kunigauti Simne. Pokalbiai su jaunimu, vienuoliais ir katalikų inteligentais, vaikų ruošimas pirmajai komunijai, ligonių lankymas, visą tai tapo kasdienės ir nenuilstamos kunigo Sigito Tamkevičiaus veiklos dalimi. Valdžios spaudimas, teismai ir kitos prievartos priemonės prieš kunigus ir tikinčiuosius 1971 metais paskatino parengti 17 000 tikinčiųjų memorandumą adresuotą SSSR generaliniam sekretoriui. Memorandumas pasiekė vakarus, padedant Sergejui Kovaliovui ir tapo sovietų priespaudą demaskuojančiu dokumentu. Tomis aplinkybėmis Sigitas Tamkevičius subrandino mintį leisti pastovų pogrindinį leidinį gavusi Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pavadinimą.
Šis pogrindinis pasauliniu mastu unikalus leidinys dienos šviesą išvydo dėka labai rizikingos ir išties daug išmonės pareikalavusios veiklos, kuri tęsiasi nuo 1972 metų iki pat nepriklausomybės atgavimo. Leidinio niekada nesugebėjo nutraukti gausios represinės struktūros, nepaisant desperatiškų pastangų. Pats Sigitas Tamkevičius taip apibūdino leidinį, citata. Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos gyvavimas per ištisus 17 metų sistemoje, kurioje buvo pilna šnipų, ginkluotų, geriausia sekimo technika, kolaborantų ir pataikūnų yra beveik stebuklas. Citatos pabaiga. Drauge su kitais 4 kunigais 1978 metais įsteigė tikinčiųjų teisėms ginti komitetą kovoti už tikinčiųjų teises. Tuometinės valdžios specialiosios tarnybos, išbandžiusios įvairias spaudimo priemonės, galiausiai imasi kraštutinės. 1983 metais Sigitas Tamkevičius suimamas apkaltinus antitarybinę veiklą, sukurpus 23 tomų bylą, nuteisiamas 6 metų bausme griežto režimo lageryje, paskui 4 metai tremties. Tik prasidėjus perestroikai, 1988 metais paleistas į laisvę. Grįžus į pokyčių paliestą ir nepriklausomybės link žengiančią Lietuvą atsivėrė naujos veiklos galimybės. Kauno tarpdiecezinės seminarijos rektorius, Kauno arkivyskupas metropolitas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas ir tai tik dalis užimtų pareigų, neminint visuomeninių. Ta šalta 1991 m. sausio 14 vidurdienį, aukodamas mišias prie atviro aukščiausiosios tarybos lango, Sigitas Tamkevičius buvo liudininkas, kai aplink augo barikados, kurios laikėsi ant laisvės gynėjų vidinio tikėjimo nei fizinės jėgos. Neužilgo prievarta žlugo, taip ir neįveikto tikėjimo laisvę akivaizdoje. Gerbimieji posėdžio dalyviai. Savo atsiminimuose Sigitas Tamkevičius rašo, citatos pradžia, šviesa ateina į tamsų kampą, jeigu dėl to kovojama. Laisvė pasiekiama, kada jos siekime. Citatos pabaiga. Tačiau laisvės šviesą atneša kovotojai, tikintis, veikiantis, nepasiduodantis ir neišduodantis idealų. Man ypatingai malonu šiuos žodžius skirti 2013 metų Laisvės premijos laureatui, arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui. Jo gyvenimo ir veiklos šviesa lydi mūsų laisvos ir nepriklausomos Lietuvos kasdienybėje. Dėkui. Dėkoju Seimo pirmininko pavaduotojui Laisvės premijos komisijos pirmininkui Petrui Auštrevičiui. Toliau iškilmingą minėjimui pirmininkaus Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas. Maloniai kviečiu Seimo pirmininkę įteikti 2013 metų Laisvės premijos laureatui, kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teisės, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio Lietuvos katalikų bažnyčios kronika steigėjui, redaktoriui, tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariui, arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui Laisvės premijos statulėlę.
Ką?
Mėlyjeji, maloniai kviečiu tarti žodį 2013 m. Laisvės premijos laureatą, kovotoją už Lietuvos laisvę ir žmogaus teisės, aktyvų Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyvį, politinį kalinį, pogrindinės spaudos leidinio Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, steigėją, redaktorių, tikinčiųjų teisės gynimo katalikų komiteto narį, arkivyskupą Sigitą Tamkevičių. Jūsų ekscelencija prezidentė, ekscelencijos užsienio šalių ambasadoriai, vyskupai, gerbiamas Seimo pirmininkė, Seimo nariai, gerbiami vyriausybės vyrai ir moterys, garbūs sausio 13-osios minėjimo dalyviai. Kai 1972 metais pradėjau leisti Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, tikrai netėjo net mintis, kad nepraeis net 30 metų ir Lietuva bus laisva. Anuomet nei aš, nei mano bendražygiai nemąstėme apie ordinus ir premijas, bet mąstėme apie vienintelę galimą premiją – tardymą, teismą ir lagerį. Šitai išsipildė su kaupu. Už kroniką buvo nuteista net 14 asmenų. Šiandien sunku patikėti, kad už tiesos žodį galima skirti griežto režimo lagerio bausmę. Anuomet šią kainą reikėjo mokėti už pastangą laisviau kvėpuoti ir neprarasti vilties, kad bet koks melas, prievarta ir neteisybės turi užprogramuotą galą. Su melu ir prievarta, tarsi su buldozeriu, galima traiškyti tautų ir žmonių likimus, bet negalima laimėti galutinės pergalės. Ji visuomet būna tiesos ir laisvės pusėje. Prieš 23 metus mes tą kovą laimėjome. Dėkoju, kad neliko nepastebėtas bažnyčios žmonių prisidėjimas prie laisvės kovos. Ši laisvės premija, nors skirta man, bet ji priklauso daugeliui. Nuo tremtinių vyskupų Vincento Sladkevičiaus ir Julijono Steponavičiaus iki tikinčių mokinukų, kurie per sovietmetį drįsdavo klasėje viešai išpažinti savo tikėjimą, o sekmadienį ateiti į bažnyčią. Kronikos leidimas per 17 metų buvo įmanomas tik todėl, kad buvo daug bendradarbių, kurie buvo pasiryžę už savo pagalbą, jei reikės mokėti nelaisvės kainą. Kai kas mąsto, kad mes gynėme bažnyčios interesus, bet juk ta bažnyčia buvo daugumos Lietuvos žmonių bendruomenė. Mes gynėme Lietuvos žmonių sąžinės ir tikėjimo laisvę, bet tuo pačiu kasėmės po melu ir prievarta paremtos santvarkos pamatais. Anuometinis baudžiamasis kodeksas turėjo net 68 straipsnį antitarybinė agitacija ir propaganda su tikslu susilpninti tarybinę valdžią. Tiesos žodis buvo laikomas valstybiniu nusikaltimu, o patenkantį po šiuo straipsniu valstybiniais nusikaltėliais pavojingesniais už vagis, prievartautojus ir žmogžudžius. Drauge su visais lietuviais, kalėjusiais už laisvės siekį, žinau nelaisvės skonį, bet taip pat žinau ir tai, kas gali pavergti žmogų net laisvoje šalyje. Ir šitas žinojimas šiandien neduoda ramybės.
Mūsų žmonės pavergia alkoholis, narkotikai, azartiniai lošimai, pinigų ir valdžios geismas. Sovietiniais laikais mes kaltinome okupacinę valdžią, kad ji Lietuvos žmonės girdo alkoholiu ir siekia, kad jie nemąstytų ir būtų lengviau valdomi. Apmaudu, kad alkoholio naudojimo mastai laisvoje Lietuvoje yra tapę tiesiog stichinę tautos nelaimę. Peršasi mintis, kad alkoholio ir azartinių lošimų verslo magnatų pinigai dažnai galbūt yra visagaliai. Greitai neeilinėje Seimo sesijoje bus balsuojama dėl 3500 lošimo automatų įteisinimo lengvai prieinamose vietose. Viliuosi, kad pritarusieji mano laisvės premijai nebalsuos prieš Lietuvos žmonių interesus. Tegul šį kartą laimi Lietuva. Mes tampame mažiau laisvi, kai tuštėja mūsų miesteliai ir kaimai, kai Lietuvos ateitį turi kurti jauni žmonės, palieka tėvynę, kai silpnėja mūsų šeimos arba jos net griaunamos. Šeimos griovėjai yra labai išradingi, kai po laisvės ir žmogaus teisių vėliava net maži vaikai stumiami į seksualinę vergovę. Geras, tvirtas ir atsakingas šeimas galės sukurti žmonės, ne savo aistrų vergai, bet dvasiškai brandus žmonės. Jei neturėsime normalių šeimų, neturėsime ir laisvos Lietuvos. Per maži mes esame, kad galima būtų eksperimentuoti su Lietuvos visuomenė visokiomis gender ir happy days programomis. Jau net Rusija yra išsigandusi dėl tragiškų demografinių rodiklių. Tuo tarpu Lietuvoje slapta, kad nekiltų visuomenės pasipriešinimo, praėjusią vasarą buvo įteisintas medicininis abortas. Kokios apgailėtinos netikros laisvės grimasos. Šitaip elgėsi ne Lietuvai, bet pinigams tarnaujantys žmonės. Laisvos Lietuvos ateitį ir gerovę galės sukurti tik dvasiškai laisvi žmonės. Su dideliu nerimu stebime visuomeninius ir politinius procesus Europos valstybėse, kurios didžių vyrų Roberto Šumano, Konrado Adenauerio, Alčidės de Gasperio ir kitų buvo vienijamos ant krikščioniškų pagrindų. O dabar joms nekartą tiesiog primetamos visuomenę demoralizuojančios ir mirties kultūrą nešančios idėjos. Mums lietuviams, pažinusiems utopinio komunizmo grimasas, su žmogaus prigimtimi nesiskaitančios ideologijos turėtų būti atgrasios, nes jos niekur neveda. Tačiau Lietuvos padangėje yra ir daug vilties ženklų. Palaiko viltį Lietuvos žmonės, kurie žinodami už Lietuvos laisvę sumokėtą kainą, rimtai rūpinasi jos dabartimi ir ateitimi. Duok Dieve, kad panašių vyrų ir moterų Seime, vyriausybėje, savivaldybėse ir visuomeninėse organizacijose atsirastų vis daugiau ir daugiau, kad mažėtų dejuojančių ir daugėtų statančių Lietuvą. Žadina viltį jauni žmonės, branginantys istorinę atmintį, nepaliekantys Lietuvos dėl sotesnio duonos kąsnio ir dirbantys jos labui.
Užvakar Seimo rūmuose vyko forumas Gyvybės kultūros puoselėjimas ir pilietinis apsisprendimas. Forume dalyvavo įvairių krikščioniškų bendruomenių atstovai, daugumoje jauni žmonės, kuriems ne vis tiek, kokia bus rytdienos Lietuva. Mes, Lietuvos vyskupai ir kunigai, tarnaudami Lietuvos žmonėms, ir toliau stiprinsim laisvos visuomenės moralinius pamatus ir bendradarbiausime su visais, kuriems brangi Lietuva, kad jos dukros ir sūnus būtų laisvi ne tik išorėje, bet ir savo dvasia. Ačiū uždėmesį. Nuoširdžiai dėkoju arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui. Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė. Gerbėmieji, dėkoju visiems šio iškilmingo minėjimo ir 2013 m. Laisvės premijos įteikimo ceremonijos dalyviams. Skelbiu iškilmingo minėjimo pabaigą. Maloniai kviečiu visus aktyviai dalyvauti ir kitose Laisvės gynėjų dienos renginiuose. Malonu, kad šiais metais prisiminsime visus medicinos darbuotojus, kurie dieną ir naktį gelbėjo Lietuvos laisvės kovotojų gyvybės ir gydė sužeistuosius. Jų garbei bus atidengtos atminimo lentos ant buvusio Švento Jokūbo ir Raudonojo kryžiaus ligoninių pastatų. Ačiū visiems.